Viena Vilniaus atliekų tvarkymo įmonė originaliai pagerbė Olandijos futbolo rinktinės žaidėjus. Ant 4 įmonės, kurios dauguma darbuotojų palaiko Olandus automobilių, užklijuotos padėkos 4 Olandijos rinktinės futbolininkams. Atliekų tvarkymo įmonės vadovė Jurgita Petrauskienė sako, kad idėja kilo atsižvelgus į darbuotojų interesus. Netgi po ispanams pralaimėto pasaulio futbolo čempionato finalo atliekų tvarkymo įmonės darbuotojai ir vadovai palaiko Olandijos rinktinę. Verslininkė sako, kad ši akcija nėra kažkuo išskirtinė, šiukšlių surinkimo sunkvežimiai kaip reklamos plotas išnaudojamas visame pasaulyje. Susirinkę galvojo, kad vis dėlto norėtųsi išreikšti, kad mes tikrai esame sirgaliai. Ir sugalvojo, kadangi mūsų mašinos yra didelis, tai labai aišku, jos yra turinčios pakankamai vietos išreikšti vieną ar kitą veiksmą. Ir sugalvojom, kad pasigaminsim mes trumpus užrašus apie tai, kad mes remiam Olandų žaidėjus. Įmonės vadovė sako, kad darbuotojai kaip tikri lietuviai domisi ne tik futbolu, bet ir krepšiniu, todėl prasidėjus pasaulio vyrų krepšinio čempionatui ant sunkvežimių gali atsirasti ir krepšininkus palaikantis šūkiai. Matyt, krepšinis, kai lietuviai žaisim, tai tikrai pradėsim prieš gerokai, aiškiai, rašyti, kad mes iš tikrųjų remiam ir ką remiam. Tai ta pati akcija, matyt, pasikartos, nes iš tikrųjų ir patys darbuotojai buvo. Jie jaučiasi gerai, kad jie išreiškia savo kažkokius. Ant tokių paprastų dalykų, atrodo, šiukšliavežė kaip mašina yra dažniausiai viena iš tų mašinų, kurių mes norim nematyti, nes jinai yra su specifika, ar ne? Tai... Penktadienį Olandijos ambasadorius Jopas Vynansas, norėdamas atsidėkoti jo šalies rinktinę palaikantiems verslininkams, pasikvietė atliekų tvarkymo įmonės vadovę ir kelis darbuotojus prie Olandijos ambasados. Diplomatas įteikė darbuotojams oranžinės kepurėlės ir pasiūlė jas nešioti darbo metu. Vynansas sako, kad ambasados darbuotojus džiugina užsienio šalių gyventojų reiškiama parama jo gimtinės futbolininkams. Manau, kad tai, jog jie suorganizavo šios tekstus ant šių sunkvežimių, yra labai ypatinga iniciatyva. Olandijos ambasadai tai yra vienas iš daugelio pavyzdžių paramos, kurią gauname. Net jeigu Olandijos rinktinė užima antrą vietą, mes vis tiek didžiuojamės tuo, ką pasiekėme. Ir labai smagu matyti, kad tiek daug žmonių džiaugiasi kartu su mumis. And it's really good to see that so many have enjoyed and supported the team with us. Jurgita Petrauskienė sako, kad po pasaulio čempionato pradėta akcija jau baigėsi ir užrašai su Olandijos futbolininkų pavardėmis greitai bus nuplėšti nuo sunkvežimių. Tačiau dėmesys, kurio įmonė sulaukė tiek iš vilniečių, tiek iš diplomatų ir žiniasklaidos atstovų, skatina organizuoti kitas panašias akcijas ir išreikšti įmonės darbuotojų interesus ir pomėgius. Gedas Salyga, L Rytas LT.